Visi labą dieną. Šiandien tokia trumpa istorija, kaip čia stovas man grąžino skolą. Už ką aš ten buvau tau paskolinęs pinigų? Nepameni? Ir aš nepamenu. Jau! Ei! Čia stovas su tauzūnu taupo, pinigais mes kaip mane jaučiamai susitaupo. Kiek jau sutaupiau, kad ne čia stovui paskolinau. Čia stovas man skolingas pinigų, bet aš su jo problemų neturiu. Pervedu jais viską man laiku, greitai ir ramiai naudojant Swedbank appsu. Pinigus man siunčia paprastai, spaudžia aktualūs mano vardą, eurus peda per ekraną slaidas ramiai. Ar jau pervedei, ar skolą pagaliau man pervedei, ar pervedei? Aš pervedžiau, aš rūpestingai pervedžiau, aš pinigus tu pervedžiau, gal net per daug tu pervedžiau, antrą tik nepyk prisiekiau, aš tu pervedžiau. Klausyk, Andriau, aš tau biškai per daug grąžinau pinigų, gal galėtum mes atgal. Aš tau atsiųsiu linką, paspausk ant jo ir pervesti. Iškart tikris. Žiūrėk, ašgi turiu tavo telefono numerį, tai gal tiesiog pagal jį pervesiu. Čia stovas neskolingas jau tauzūnu, bet jis pervedė šiek tiek per daug pinigų. Tada tauzūnas jam grąžino su telefono numeriu. Tada tauzūnas jam grąžino su telefono numeriu. Sveiki, su mes šiandien buvo Andrius Tauzūnas, Lukas čia stovas ir čia buvo mūsų Swedbank ir visokių kitokių dalykų.